Labas visiems, jūs kanale Meškutė ir šiandien aš kartu su savo šeima skrisime į Ispaniją su lėktuvu. Mes jau praėjom visus, kaip taip sakant, kontrolės jo oro uoste, kokias 2 valandas ar valandą, nežinau. Tai mes jau matom mūsų lėktuvą. Pažiūrėkit, mūsų lėktuvas. Mes jame skrisim, tai einam jį. O čia, žinokite, aš pirmą kartą skrendu lėktuvu. Tai aš labai pergyvenau dėl skrydžio, tai aš tikrai nustebau, kai mano mama ir su tėčiu pasakė, kad planuojam skristi į Ispaniją. Aš jau parodysiu, kas čia yra. Žiūrėkit, čia yra pabėgimo planas. Čia įsigelbėjimo planas. Čia man labiausiai domina va šitas dalykas. Opa. Nu, čia toksai pabėgimo planas nedidelis. Lakas. Opa, žiūrėkit, čia. Čia stalas. Aš, žinokit, pirmą kartą skrendu lėktuvę, tai aš nežinau, kad čia kas vyksta. Aš iš viso nežinau, kas čia gali vykti. Kas nusidušta. Bet ką žinau, nežinau. Mama, aš filmuoju. Nėra ką veikti. Skaitysiu knygą. Kur čia buvo mano knygelė? Mes jau važiuojam ir greit skrisim. Ir man va čia buvo labai baisu, nes mes tiesiog varėm žaibišku greičiu ir pats baisiausias man čia buvo pakilimas. Aš pakilau. Žiūrėkit, mes beskrendant suradom 2 laivus. O, žiūrėkit. O va čia aš jau pamačiau Ispaniją ir supratau, kad šitas skrydis buvo labai geras ir čia nieko nereik bijo. Tai aš dabar nebebijau skristi lėktuvu. Viskas bus gerai. Time is 22 minutes to 4. We are 8 minutes late. We apologize for this delay. Hope it caused too much inconvenience. Please make sure that your seatbelt securely being held until you reach the designated smoking area outside the terminal building.
esu mūsų bute. Dėl to, kad jau susitikom po kelių valandų, nes šiauriai sunkiai mes gabenomės į šitus butus. Tai į metro norėjom, tai persigalvojom, su autobusu važiavom. Tai ėjom, žinia kiek, labai ilgai, tai aš pagaliau namuose, galima atsigulti ant lovos ir aš jau po to pradėsiu rumtūrą, o čia dar ramštis yra. Tai dabar aš noriu išskrauti lagaminą ir parodyti, ką aš su savim pasiėmiau. Va, žiūrėkit, kaip atrodo mano lagaminas. Šitą nuėmam man. Atsegam, atidarome ir pasiemame tapkes ir išsiemame naujas kojines ir dar vienas, jeigu reikia. Pasiemame dar štatyvą, kad padėti telefoną ir filmuoti. Taip gerai. Pasiimsim kokias nors kojines. Ką žinau, ar kalėdinės, ar paprastas. Siūlau, aš rinksiu paprastas, nes kalėdinės aš noriu namo pasivežti ir jos, žiūrėkit, labai gražios, tai aš jas padedu. Ir reikia apakuoti šitą ir išimti kojines. Opa. Kokias man paėmė. Pasiimsiu juodas, nes jos ne taip greit susiteps. Arba, kaip čia pagalvojus. Gal pasiimsiu violetinės. Tai man reikia žirklių. Ai. Veikia. Užsidedam, kojos švarios. Negaliu patikėti. Užsidedam kojines. Naujas tiesiog. Wow. Ir antram. Opa, viskas. Pasidedam. Ir viskas. Ir tapkės. Bet aš noriu kažkaip. Opapa. Jo, tai dabar aš įsidėsiu tapkės, nors šitos kojinės tiesiog perfekt. Bet palaukit. Wait a minute. Va, viskas. O ten loja dabar. Akiva. Gražu. Perfect kelnes. Ir kojinės, ir maikė. Ir dabar mano tapkės. Švatai užsidedam. Ir tai jums parodysiu, kaip atrodo mano tapkės. Ir aš persikraustau kitą kamerą, nes tėvai čia miegos. Ani švarė. Gaila. Bet tuoj mes persikraustysim. Man tai užims kokią 5 minutės arba minutę, o jums tik tai kelios sekundės, tai jo, susitiksim tenais. Aš ir kitam kambarį su mano broliu. Mano brolis. Čia mes persikraustėm į lovą. Mano labai fainai, ten yra staliukas, kur galima viską pasidėti. Tai jo, ten galima viską pasidėti, tai aš jūs pasidėsiu. ASMR. Kažkaip, kad tai buvo? Aišku. Gerai, tai kaip aš atrodau čia, mano maikė? Kelias
kojinės ir tapkės. Tapkės. Vėl reikia atidaryti savo lagaminą. Aš jūs pažeminsiu, ne tai, kad pažeminsiu, tipo, padarysiu žemesnis. Palaukit, aš vis žemesnis. Va, puikiai, ir aš matau, lagaminas trupučiuką nuviršus. Jo. Tai pradedam atidaryti. Opa. Aš jau padėsiu jį, o ne ją. Tėvai mum nupirko. O Viena ranka. Coca-Cola, čipsai, ten bananai, kefyras, nu jo, jogurtas, bekonas, sviestas ir Ai, tu neišėmei. aš laba diena. Ir dar buvo kiaušiniai, bet jos padėtų. Ir proteinų baras, bet čia jau mes atsivežėm. Tai aš noriu Coca-Colos. Žiūrėk. Mandarinų sultis, Atsidarai man dieną. Ne, vien. apelsinų sultis. Man čia koks sunkus čia pastatyti dėl powerbanko. Skanu. Ir mamytė mano Už lagaminę jūs. kažkur padėjusi yra laivą. Jo, lagaminai, va čia valai dar yra. Galim Įkiški šitą. Reikia šitą. Žiūrėkit, koksai didelis. Pučko. Kas čia? Tai dabar yra antra diena, kad mes Ispanijoje. Tai man reikia apsirengti. Tai aš pasėmiau tokius džinsus, mano mėgstamiausias. Tokią maikę su kačiuku ir diržą su šilbute. To aš persirengsiu. Tai aš persirengiau. Džinsai ir akė. Sutiksim vėliau. Mes čia beveik geras. O va čia mes esam 4 dakine. Čia mums davė tokius juodus akinius ir mes labai keistai tarsi matome, tarsi čia viskas iš tiesų 4D ir viskas labai realistiškai. Man tas kinas labai patiko. O čia mes nusprendėm tiesiog su funikulierium pasikelti į kalną labai gražiai ir pamatyti Ispaniją. Žiūrėk, čia yra visokie tokie ant pirštų ir aš radau Hello Kitty. Filmuoji? Ja. Filmuoji? Nuotrauka su Hello Kitty. Mes dabar valgom ir man jau atnešė maistą.
Bet mano broliai dar ne. Čia mėsa, kaip supratau, aštri paprika čili ir bulvytės, bet paprikos nebuvo paveikslėlyje. Minusas, juokauju, na, normaliai. O dabar yra nedidelė valgomoji pertrauka, kol aš pavalgysiu. Jūs galite irgi atsinešti maistą ir padaryti kol kas šitą video ant pauzės, atsinešti maistą ir skaniai pavalgyti. O čia aš jau pamiršau, kas čia, bet čia buvom kažkokiai tai ekskursijoje, kur po to mus įleido į kambarį ir pajungė visokius tai paveikslėlius. Ir man truputėlį galva supasi, tai aš pasistengiau užsimerkti, bet pasistengiau ir nufilmuoti, kad parodyti ir jums. Dabar yra tik 4 diena ir mes esame prie Sagrada Familija. Žiūrėkit, tas įsiparkuota, kas šitą užsiūtas. Kuris, žiūrėkit, čia yra taksai, gali paspausti ir čia taksai. Manau, daug kuris žino jau, daug kurie jau žino žmonės. Čia tokia žemynė, kainavo 15 eurų. Žinau, kainos atrodo labai brangiai, bet, toksai, žinokit, čia yra Sagrada Familija, tai Barcelonoje, Ispanijoje čia daug kas yra labai brangiai, tai, žiemai tokia galima. Čia prie Sagrada Familijos esame. Tai va, labai faina kaip yra. Mes einam jūrų muziejų ir čia yra labai milžiniška jūrų muziejų. Nežinau, ar ten jis, ar ne jis, nežinau. Tai čia yra pilna būdų. Visokių laivų, čia milijardai tiesiog. Žiūrėkit, mes jau einam ir čia, žiūrėkit, parodo, kas bus tenais. Va, žiūrėkit, rykliai tokie. Čia viskas kabo. Čia mes jau įeinam. Susitiksim, kai būsim jau viduj. O, mes jau viduje. Ir mes čia pasikeisim galbūt daiktus. Ir žiūrėkit, va, čia jau prasideda. Žiūrėkit, tenais jau kažkoks tai akvariumas. Man baisiai įdomu. Tai mes dabar eisim ten. O čia mes ėjom į didžiausią jūrų muziejų visoje Europoje. O čia mes ėjom prie jūros, bet mes čia nesimaudėm, nes buvo labai šalta. Tai mes tiesiog atėjom pasigrožėti vaizdu. Grįžau namo. O, čia jūs. Aš pamiršau pasakyti, kad aš dar ką nusipirkau. Taip, ir čia yra vėduoklis, žiūrėkit, va, čia yra prašyta Barcelona. Čia yra Barcelona. Čia šokėja, kažkokia tai populiari Ispanijoje. Jo, ir aš nusipirkau, tai viena vėduoklė nebrangiai kainuoja, tik 3 eurus. Ten būna visokiose suvenyrų parduotuvėse, tipo specialiuose, tipo prieš išėjimo, tai tenais kainuoja 19 eurų. 19. Su Pablo Picasso, pavyzdžiui, visokiais tai ornamentais, tai tie kainuoja 19 eurų, o va šita viena tik 3 eurus. Tai aš nusipirkau jas 2.
ir džiaugiuosi. Tikrai bus gerai. O šiandieną yra 5 diena ir mes jau išskrisim 8 valandą vakar. Jau surinkom visus daiktus ir jau einam. Ir dar taip pat. A, čia jau ne jinai. Ne, čia ne papūga nuskirda. Va. Vat štai čia mes nusipirkom drakono vaisių. Vieną nusipirkom rožinį, o kitą nusipirkom baltą. Ir kaip tėvai sakė, kad rožinis turėtų būti skanesnis, saldus, o baltas be skonio. Bet tai pasirodė atvirkščiai. Mes dabar oro uoste ir jau greit skrisim namo. 8 valandą jau mums reikia būti lėktuve ir skrisim. Ir mes dabar McDonald'ą užsakėm maisto. Tokius nutėtai vien McDonald's. Ne, skirtai, žinai, Magda. Ne, tai aš nefilmavau tuos kartus, kai mes buvom. Jo, va čia, aš sakiau 2 cheeseburgerį. Mes visi bulvytis free. Mano mama, ką tu? Ne, aš tavęs nefilmavau. Jo, ir man. Big Mac, aš Coca-Cola. Mano brolis su mano tėčiu irgi Big Mac. Ir arbatas. Arbatas. Ramunėlė. Ir dabar valgys. Jau. Dabar nebenorėsiu valgyti visą dieną. Vėl skrendam. Šį kartą aš ne prie langą sėdžiu. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte el extremo metálico en la hebilla y Mami jau užgesti nuo šviesos. Čia priekis. Čia priekis. Ten galas. O čia langas. Kadangi mes pakilę, oro slėgis visai kitoks, aš net nespūsdama jos Ir mes jau Lietuvoje. Alio, mes jau Lietuvoje. Jei, važiuojam namo, susitiksime namie. Čia naizot mes jau namie, mes grįžom 2 valandą nakties ir namie buvo žiauriai šalta ir aš einu miegot.